Nu, sveiki visi ir šiandien vėlgi tokia galbūt sudėtingesnė tema, bet tiesiog atmerkti kai kuriems galbūt akis galutinai ir pasižiūrėti realybei tiesai akis. Dabar apie traumuojančias vaikystės, vadinasi, traumuotus vaikus, kurie vėliau ieško tėvo kitose, kai nuolatos vyksta tam tikri scenarijai, kurias moteris kartais kartoja. Išsirenka panašų į tėvą ir stojasi į motinos poziciją ir patiria tas pačius dalykus. Reikia nepamiršti vieno dalyko, tėvas vaiko akimis gali būti idealus. Nes tėvas neva ten, kad vaikai mylėtų, tai saldainių nupirkdavo, tai dar kažko, tai jo ne, mama ten, tarkime, smurtaudavo prieš mamą. Nu ir vaikai išmoksta tokią su tėvu, šalia tėvo būti saugu. O šalia mamos būti nėra saugu, nes tėvas motiną muša. Ir taip vaikams, kai kuriems vaikams ir žmonėms susiformuoja tokie. Ieško panašaus į tėvą, galvodami, kad vėl bus ta vaikystė, vėl bus fainai. O pasirodo tiesa ir realybė kažkiek tai kitokia. Galiausiai viskas apsiverčia ir vaikas perstoja į mamos poziciją. Ir tėvas savaime suprantamą scenarijų kartoja. Dėl tokie dvigubi žaidimai, kaip aš sakau. Vienoj pusėje dukrelė, kitoj pusėje mamelė. Ir negana to dar dukrelė vėliau užaugusi nori būti gera tėčiui. Nes jeigu bus gera tėčiui, tėtis mylės. O jeigu tėtis mylės, vadinasi, tėtis jos nemuš. O taip ir susiformuoja toks santykis. Ir paskui galiausiai moteris iki verkia iš skausmo ir panašiai, kad kaip iš šitokio vampyrinio santykio išeiti. Tai šiandien tokia ganėtinai gal tokia nėra smagi tema, bet ką reiškia tai idealizacija. Idealizacija apskritai jinai labai byra sudėtingai, kada jau pamatote, kas iš esmės vyksta ir kokį gyvenimą motina išgyveno, tarkime. Ir paskui tėtis, tarkime, anksti numiršta. Klausimas, kodėl anksti tėvas numiršta. Dėl to, kad moteris yra energija ir aš daug kartų apie tai šneku, jeigu tėvas muša moterį, jis tiesiog naikina savo energiją. Pats save ir sunaikina. Ir sako, vyrų mirštamumas yra didesnis. Dėl to, kad vyrai dažniausiai, atkreipkite dėmesį, jie neina priimti moterį, jie eina pakeisti moterį. Kiek video galite išgirsti, kiek video visokių, kad dažniausiai pats vyras kalba moterims. Keiskitės moteris, jūs turite pasikeisti. O iš esmės moterims yra pirmas dalykas, ką reikia išmokti gyvenime, tiesiog išmokti mylėti save. Priimti save tokią, kokia esi ir išmokti mylėti save. Pagrindinės moters pamokos. O ne analizuoti ten, bandyti tvarkyti šeimos santykius, kad ten neva gražūs santykiai būtų. Reikia nuimti šitą norą. Dažniausiai vyrams reikia su savim dirbti. Paleisti pretenziją savo mamoms, kad galėtų artimesnį ryšį turėti su kitomis moterimis. Todėl visada sakau, tikras vyras duris visoms atidarys, bet visą kitą dėl vienos. Ir tai čia yra vyras iš V didžiosios raidės. Nepykite vyrai, bet tiesiog taip sakau. Daug matau ir daug pamatau ir pati daug patyriau, kol galiausiai supratau, kad tiesiog smurtas šeimoje tai yra vaikams begalinė trauma. Dabar dar kitas klausimas būtų, kodėl vyrai nenori vaikų. Kaip gali vaikas norėti vaikų? Jeigu jis dar pats mažas vaikas, kuriam dar pačiam reikia mamos meilės ir panašiai. Kodėl dabar tėvas nepriima sūnaus?
dėl to, kad sūnus jam konkurentas. Tai yra tokie elementarūs dalykai, bet vat, kada jūs maldaujate kažkieno tai kito ir prašote, kad kitas neva jūs už kažką tai mylėtų, gerai pagalvokit, iš kur tai pas jūs ateina. Iš kur pas jūs tai ateina. Ar tik ne iš tos ankstyvos vaikystės, kai tiesiog norėdami, kad jūs mylėtų, tai jūs turėdavot gerai mokytis, tai jūs turėdavot labai gerus pažymius turėti, tai jūs turėdavot būti pirmūnas, nes neva tėvas tada pasikeldavo savo uodegą, kad jo vaikai geri. Tai visos yra tos istorijos, iš kurios jos atplaukia. Kai tėvas smurtauja prieš mamą ir sesuo arba dukra išmoksta būti gynybos pozicijai, neiti iš namų, niekur nepalikti tėvų, nes apdruk tėvai susimuš. Tada tokia mergaitė išmoksta būti ten, kur visada vyksta konfliktai, kad galėtų raminti, kad galėtų maitinti tą energiją ir galų galiausiai nesukuria taip savo gyvenimo, gyvena dėl tėvų. Tai yra labai baisus dalykai, kai tėvas konfliktuoja su motina, nenorėdamas jos išgirsti ir jos norai yra paminami, kai moteris negeba pati jau pasakyti apie savo norus, nustoja tiesiog norėti, nes jos norai yra tiesiog nieko reikšmingi. O kai tėvas, tarkime, vedasi ir veda namo, ten neša namo visokius įvairiausius daiktus ir panašiai, tai ar yra jo žmonai skirti? Ar dėl to, kad vaikai mylėtų, matytų, koks tėvas, wow, fainas. Tai yra tos visos istorijos tokios, kurios, kaip sakant, yra tiesa. Bet tos tiesos kartais nenorima matyti, nes, tėvams vis tiek tėvai kaip dievai. Iki to laiko, kol jie tiesiog atveria akis ir supranta, kad tėvai irgi buvo žmonės, jie mokėsi kažko, tai nesuprato, nežino, jie turėjo irgi savo tėvus ir savas patirtis. Ir šitoje vietoje nereikia nei vieno, nei kito gailėti. Visai negailėti. Kiekvienas gyveno savo gyvenimą taip, kaip galėjo, bet esmė yra tame, kas vyksta šiandien. Ar jūs nematote tai, kad tiesiog neišeinate iš tų destruktyvių santykių, kada jūs provokuoja, jūs ginčijatės, tada susiginčia, tada tas vyras, kaip sakant, kaip mažas vaikas, vadinamas jūsų tėvas, kuris kartuoja tą patį scenarijų, pasikviečia kitas moteris tam, kad vėl jūs pritraukti, kad jūs vėl grįžtumėt, kad jūs pasijaustumėt nieko gero, kad jūs, kad moteris kažkokia netinkama, dėl to jūs susiranda kitą, trumpam, kol vėl jūs pargrįžtat. Todėl tai yra įvairūs manipuliaciniai triukai, kuriuos žaidžia žmonės. Ir tam suvokti, tam pamatyti, tai už ką jūs esate mylimi. Ar jūs turite užsitarnauti tą meilę, kad jūs priimtų, kad jūs mylėtų tokie, kokie jūs esate. Kiek vaikų, kiek žmonių paskui papuola į visokios, kaip sakant, energetinius visokius tuos praktikas kažkokias, ar ne? Kur neva jie ten saugus, jos ten priima tokie, kokie yra ir paskui paskęsta visos šitose dalykuose. Vien dėl to, kad neįsisprendė klausimo. Kad jūsų nebūtina, kad kažkas mylėtų, kad jūs galite būti laimingi ir tada, kada jūsų niekas nemyli. Ir vis tiek jūs esate laimėje. Nes laimė nepriklauso nuo to, ar jūs parnešėte 10 namo, ar pinigų kažkokią tai didelę kupšę namo, ar ten, tarkime, dar kažką tai. Visos meilės kalbos jos yra išmokstamos vaikystėje. Todėl idealizacijos sunkiausiai yra byrančios. O po tada, kada idealizacija vyra, tada ir ateina skausmas ir nepykanta ir noras tas, kad žmogus ten mirtų ir panašiai, visokio ateina momento. Ir tai yra visiškai normalu. Ir paskui seka ten iš paskos kažkokie ten. Einate kažkur tai, ir pasirodo jums toks kaip tėvas, kuris vis dar jūsų pats yra nepaleidęs, kuris minta net numiręs, kaip sakant, dar savo energijomis ir panašiai. Būna ir tokių momentų.
kada tos ryšius reikia nutraukti, tos mirusiųjų ryšius. Nustoti ten kviestis, ne va tėvas suprasdavo, tėvas išklausydavo, išgirsdavo, šiandien tėvas jau kitoks. Ir jūs jau kitokie. Na, vat, šiandien tokia ganėtinai liūdna, ta prasme, liūdna tema kažkokia tai, bet iš esmės kartais sakoma, geriau jau tokio žmogaus ir net nebūtų gyvenime ir neduok Dieve jums tokį sutikti, bet kiekvienam, kaip sakant, reikia savų patirčių kažkokių, kad įsitikinti, kiek vampyrinis kartais buvo kažkada tai tėvas. Ir nuo to pradėti. Kodėl dukra negeba surasti, pavyzdžiui, tinkamo partnerio, kodėl vis patenka į kažkokius panašius santykius, kai išsirenka tokį patį kaip tėvas. O tėvo esmė yra ką? Kad vėl jūs būtumėt gera ta mažoji mergaitė. Paklusnioji, nuolankioji, neturinti savo nuomonės, nes neva galbūt jisai finansais pasirūpins, viskuo pasirūpins, tik jūs paklūskite jam. O kai jūs paklūstate jam, tada jūs tampate to žmogaus tarnaitė. Kai bandote pakelti balsą, tai negalėdamas kelti prieš jūs ranką, nes žino puikias atsakomybės, kas už tai gresia. Jis pradeda mokytis manipuliatyviai su jumis žaisti. Todėl aš labai linkiu iš esmės visoms moterims atverti tas akis, atmerkti jas ir pasižiūrėti į tai tiesiog. Kas vyksta, kodėl jūs turite koliotis, ginčytis, kodėl santykiuose turite atstovėti savas pozicijas, kodėl moteris turi kovoti, gindamasis. Eikvoti savo energiją, kuri yra apskritai sutverta ne tam, savęs kūrybai, savęs realizacijai, savų tikslų siekimui ir panašiai. Bet kada turite seną, ten kokį nors dėdą, ar ten vyrą, kuris dar pats yra vaikiškoj pozicijai, kuris vis ieško būdų, kaip čia tos energijos prisisiurbti. Ne visada žmogus supranta logiškai, iš kai kuriais išmoksta tiesiog strateginių momentų ir tiesiog jos nuolatos naudoja. Nes niekad net nesusimąsto, galbūt tai iš tikrųjų negeras elgesys, gal reikia kažką tai keisti. Todėl va taip, šiandien tokia tema iš esmės, tai va pagalvokit apie tai, kiek visokių dalykų būna. Ir kai moteris papuola į spąstus tokio žmogaus, iš kurio negali niekaip išsikedenti, išlipti. Nes kiekvienas jos atsistojimas ant kojų vėl yra smūgis jai atgal, kad na, vėl tu stojasi, vėl tu stojasi. Nu davai, paieškosim dar skaudžios vietos, kur čia tau įgelti, kad tu vėl miegotum, kad tu vėl gydytumės. Nes neduok Dieve viskas išlys į viršų. Neduok Dieve viskas sužinos apie jį. Neduok Dieve. Tai va šiandien tiek, tada pagalvokit apie tai. Ir jeigu kažkam tai rezonuoja, tai darykit sprendimus, darykite pokyčius. Ir tiesiog eikite į šitą santykį, nes šitas santykis tiesiog niekada nesibaigsis, koks buvo, toks ir bus. Tiesiog ratas kaip sukosi, taip ir suksis. Dėl ko moteris sako, nuolatos sukosi tas pats ratas. Dėl to, kad tame rate jūs esate. Ir jūs nieko nekeičiate. Niekas nepasikeis, vyras nepasikeis, jūs jo nepakeisite. Aš jums iš karto galiu pasakyti, vyro jūs nepakeisite, jeigu jis pats nenori keistis. Tiesiog vieną dieną reikia va taip, kad ta žalia lemputė užsidegtų, priimi tą tiesą, kad tai yra tiesa, tokia tiesa, iš kur jinai atėjus, iš kur jinai aktyvuojasi. Ir tiesiog eini toliau. Ir bėkite nuo tokių vyrų, tiesiog uždarote duris ir einate savo toliau. Tam yra ir teisiniai dalykai ir panašiai, kuriuose galima tvarkytis ir perkelti viską į teisinius momentus. Kad daugiau su tokiu žmogum tiesiog neturėti nei ryšio, nei apskritai nieko. Nes tiesiog toks žmogus jūs dabaigs, užbadys, jeigu pats savęs nedabaigs anksčiau laiko. Tai šiandien tiek, tada iki susitikimo rytoj.